Viskas apie Lietuvą. Atsikvėpk, pasiruošk ir savo žinias apie Lietuvą pademonstruok. Savo sąsiuvinyje užrašyk skaičius nuo 1 iki 16. Išgirdęs klausimą ir atsakymo variantus, dar kartą atidžiai juos perskaityk ir užrašyk teisingo atsakymo raidelę prie skaičiuko. Pirmas klausimas. Kaip atrodo Lietuvos vėliava? Atidžiai peržvelk pateiktus paveikslėlius ir parašyk prie, kurios raidelės A, B ar C yra pavaizduota Lietuvos vėliava. Antras klausimas. Kur yra Lietuva? Gerai pagalvok, kur yra pavaizduoti Lietuvos kontūrai. Nepamiršk užrašyti savo atsakymą. Trečias klausimas. Kuriame žemyne yra Lietuva? A. Afrikoje, B. Europoje, C. Antarktidoje. Kuris atsakymas A, B ar C yra teisingas? Pagalvok ir užrašyk. Ketvirtas klausimas. Kiek miestų ir miestelių yra Lietuvoje? A. 89 miestai ir miesteliai. B. 110 miestų ir miestelių. C. 103 miestai ir miesteliai. Jeigu teisingo atsakymo nežinai, tai neišsigąsk. Gerai pagalvok ir pažymėk, kuris atsakymas atrodo tinkamiausias. Penktas klausimas. Kas yra Lietuvos sostinė? A. Klaipėda, B. Kaunas, C. Vilnius. Šeštas klausimas. Koks regionas yra pažymėtas paveikslėlyje? A. Žemaitija, B. Aukštaitija, C. Dzūkija, D. Suvalkija. Gerai pagalvok ir pažymėk teisingą atsakymo variantą. Septintas klausimas. Koks regionas yra pažymėtas paveikslėlyje? A. Žemaitija, B. Aukštaitija, C. Dzūkija, D. Suvalkija. Kuris atsakymas yra teisingas? A, B, C ar D? Pagalvok ir parašyk.
8 klausimas. Koks regionas yra pažymėtas paveikslėlyje? A. Žemaitija. B. Aukštaitija. C. Dzūkija. D. Suvalkija. Nepamiršk, kad 2 regionus jau priskyrė ankstesniuose klausimuose. Taigi, kas liko? Kuris iš likusių atsakymų variantų tinka čia? Devintas klausimas. Koks regionas yra pažymėtas paveikslėlyje? A. Žemaitija. B. Aukštaitija. C. Dzūkija. D. Suvalkija. Na, kas liko? Kaip manai, ar likęs atsakymo variantas nurodo paveikslėlyje pažymėtą regioną? Užrašyk savo atsakymą. Dešimtas klausimas. Kokia jūra yra prie Lietuvos? A. Raudonoji jūra. B. Baltijos jūra. C. Juodoji jūra. Gerai pagalvok ir užrašyk teisingą atsakymo variantą. Lietuvoje yra daug gražių vietų atostogoms, o viena iš tų vietų yra paminėta prie atsakymo variantų. Galbūt ir tu prie šios jūros leidi karštas vasaros dienas. Tai kaip ši jūra vadinasi? Vienuoliktas klausimas. Kuris yra Lietuvos herbas vytis? Pasirink vieną atsakymo variantą, kuris nurodo, kur yra pavaizduotas vytis. Dvyliktas klausimas. Dabar mūsų pinigai yra eurai, bet prieš juos buvo kiti pinigai. Kaip jie vadinosi? A. Zlotai. B. Litai. C. Rubliai. Kuris atsakymas? A, B ar C yra teisingas? Užrašyk. Tryliktas klausimas. Kokia pilis čia pavaizduota? A. Gedimino pilis. B. Trakų pilis. C. Kauno pilis. Galbūt tu ją jau aplankei ir atsakymą tikrai žinai. Pagalvok ir užrašyk. Keturioliktas klausimas. Kaip vadinasi šis bokštas? A. Klaipėdos pilies bokštas. B. Televizijos bokštas. C. Drevernos apžvalgos bokštas. Lietuviai labai didžiuojasi šio bokšto ir jo istorija. Galbūt tu ją žinai ir bokštą atpažinsi tu labai lengvai.
15 klausimas. Kas sukūrė Lietuvos himną? A. Maironis. B. Simonas Daukantas. C. Vincas Kudirka. Turime labai gražų ir kiekvieno širdelę paliečiantį himną. Ar žinai, kas jį sukūrė? Užrašyk teisingą atsakymą. Šešioliktas klausimas. Kas šiuo metu yra Lietuvos prezidentas? A. Dalia Grybauskaitė. B. Algirdas Brazauskas. C. Gitanas Nausėda. Aukštas ir gražus. Galbūt šie žodžiai tau padės prisiminti, kas rūpinasi mūsų šalimi. Viskas, pabaiga. Viktorina jau baigta. Dabar pasiimki kitos spalvos rašiklį, pieštuką ar flomasterį ir pasitikrink savo atsakymus. Pabaigoje suskaičiuok, kiek teisingų atsakymų tu parašei. Pirmo klausimo teisingas atsakymo variantas yra A. Mūsų vėliava ypatingo grožio simbolis, o jos spalvos turi ypatingas reikšmes. Daug Lietuvą mylinčių žmonių, įkvėpti Lietuvos istorijos ir šių spalvų, sukūrė daugybę gražių dainų ir eilėraščių. Kviečiu pasiklausyti vieno iš šių kūrinių. Vytės Nemunėlio eilėraščio Mano Vytis ir trispalvė. Tėvelis nupiešė man vytį, o vėliavėlę nudažiau, ji popierinė ir mažytė, bet man už viską švies gražiau. Geltona, žalia ir raudona, vėjeliui pučiant mirguliuos. Viena primins rugelių duoną, kita kaip sodai mū žaliuos, o ta trečioji tartum kraujas, vis neramins ilgai manęs. Kol švies tėvynei rytas naujas, kol vytis laisvę jai parneš. Antro klausimo teisingas atsakymo variantas yra C. Trečio klausimo teisingas atsakymo variantas yra B. Europoje. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo ES nare. Ketvirto klausimo teisingas atsakymo variantas yra C. 103 miestai ir miesteliai. Lietuvoje yra daug įvairių miestų. Vieni dideli, kiti maži. Pavyzdžiui, Vilniuje gyvena daugiau nei 500 000 žmonių, o mažiausiame mieste, Panemunėje, tik 208 žmonės. Penkto klausimo teisingas atsakymo variantas yra C. Vilnius. Vilnius yra Lietuvos sostinė ir vienas svarbiausių miestų mūsų šalyje. Čia dirba prezidentas, Seimo nariai, vyriausybė ir aukščiausiasis teismas. Įdomu tai, kad Vilniaus senamiestis yra vienas didžiausių ir gražiausių Europoje. O žinojai, kad Gedimino pilis, stovinti ant kalno Vilniuje, yra miesto simbolis. Vilnius yra ne tik labai modernus, bet ir žalias miestas. Čia daug parkų, kur galima pasivaikščioti ir grožėtis gamta. Šešto klausimo teisingas atsakymo variantas yra A. Žemaitija. Septinto klausimo teisingas atsakymo variantas yra B. Aukštaitija. Aštunto klausimo teisingas atsakymo variantas yra C. Dzūkija. Devinto klausimo teisingas atsakymo variantas yra D. Suvalkija. Lietuva yra suskirstyta į 4 pagrindinius regionus – Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija ir Dzūkija. Aukštaitija – tai didžiausias regionas, kuriame yra daug miškų, ežerų ir kalvų,
Aukštaičiai garsėja svetingumu ir skaniais patiekalais, pavyzdžiui, bulviniais blynais. Žemaitija. Čia gyvena žemaičiai, kurie turi savo tarmę ir jie labai didžiuojasi savo istoriją. Žemaitija garsėja gražiomis kalvomis. Suvalkija. Tai lygumų kraštas, kur daug derlingų laukų. Suvalkiečiai yra žinomi kaip labai tvarkingi ir darbštų žmonės. Dzūkija. Čia daug miškų, grybų ir uogų. Dzūkai mėgsta rinkti grybus ir uogas, todėl dažnai sakoma, dzūkas ne dzūkas, jei grybų neparneša. Kiekvienas regionas yra ypatingas ir gražus savaip. 10 klausimo teisingas atsakymo variantas yra B. Baltijos jūra. Baltijos jūra yra labai svarbi Lietuvai dėl kelių priežasčių. Pirma, jis suteikia Lietuvai galimybę turėti prieigą prie vandens ir jūrų kelių, kurie leidžia gabenti prekes į kitas šalis. Antra, Baltijos jūra yra svarbi poilsiui ir pramogoms. Vasarą daug žmonių važiuoja į Palangą ar Neringą atostogauti, maudytis ir mėgautis jūrą bei gražiais paplūdimiais. Trečia, jūra taip pat turi daug gamtos turtų, tokių kaip žuvys. Taigi Baltijos jūra ne tik padeda Lietuvai bendrauti su kitomis šalimis, bet ir suteikia mums galimybę mėgautis gražiais paplūdimiais ir išteklių gausa. Vienuolikto klausimo teisingas atsakymo variantas yra B. Lietuvos vytis tai vienas svarbiausių mūsų šalies simbolių. Šarvuotas raitelis vytis su kalaviju ir skydu yra vienas seniausių herbų Europoje. Šis simbolis reiškia drąsą, stiprybę ir laisvę. Vytis yra senas Lietuvos herbas, kuris atsirado dar viduramžiais, kai Lietuva buvo didelė ir galinga. Jis mums primena apie mūsų šalies istoriją ir kovas už laisvę. Dvylikto klausimo teisingas atsakymo variantas yra B. Litai. Litas oficiali Lietuvos valiuta nuo 1922 metų spalio 1 dienos iki 1941 metų kovo 21 dienos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, litas pradėtas naudoti 1993 metais birželio 25 dieną ir naudotas iki 2014 metų gruodžio 31 dienos. Trylikto klausimo teisingas atsakymo variantas yra A. Gedimino pilis. Kviečiu paklausyti pagonių išminties, kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių. Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už 4 mylių nuo Trakų medžioti ir rado prie Vilniaus upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti ir sustojo Šventragio slėnyje, kur mirusius lietuvių kunigaikščius degindavo. Miegodamas jis sapnavo ant kalno, kurį kreivuoju vadino, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum 100 vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako žyniui vardu Lizdeika: sapnavau girdi stebuklingą sapną, ir apsakė jam visą, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako: šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad čia bus sostinės miestas, o kad jo viduje staugia, tai jo garbė sklis po visą pasaulį. Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o jis siuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė vieną pilį, Žemutinę, Šventaragiją, o kitą ant Kreivojo kalno, ir pavadino tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą, perkelė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.
o Gedimino pilis yra Lietuvos simbolis. Nuo jos atsiveria gražus vaizdas į Vilniaus miestą. Ši pilis primena mums Lietuvos praeitį ir didvyriškas kovas. Tiesa, dabar visos Gedimino pilies nėra išlikę, tik jos bokštas ir šiek tiek griuvėsių. 14 klausimo teisingas atsakymo variantas yra B – televizijos bokštas. Šis bokštas turi svarbią istorinę reikšmę. Sausio 13 dieną narsūs Lietuvos žmonės stojo prieš blogį, kuris norėjo atimti Lietuvos laisvę. Žmonės parodė drąsą ir meilę Lietuvai. Jie kartu gynė savo šalį nuo pavojaus, kad mes galėtume gyventi laisvoje Lietuvoje. 15 klausimo teisingas atsakymas yra C – Vincas Kudirka. 16 klausimo teisingas atsakymo variantas yra C – Gitanas Nausėda. Kiek tu daug žinai? Ačiū, kad žaidei. Iki kitų kartų.